Jų apylinkės driftiški, jų driftas žudantis. Jų priešas semi-pro ir street lygos varžovai. Drift Fox iš Šiaulių vyrai dirba visą parą. Jūsų rezultatai jūsų rankose. Audrius Kasparas, ir Mindaugas Inkauskas, renginyje PC Drift Camp 2. Rytas, atvažiavome į Kuršėnus, į renginį Semi-Pro lyga šiandieną vyks. Tai atsivežėm mašinytę, jau tokia, sakykime, biški pažymėta, kažkur palūžus, padužus. Ir atsivežėm visiškai naują, jeigu tą sudaužom, kad turėtume antrą. Tai, sakykime, esam pasiruošę dvigubus ginklus, tai manau, kad šiandien atlaikysim visas varžybas. O rytoj bandysim street lygą. Street lygoj dar vieną turi mašiną pasidėję, tai chuliganą. Tenais prie įvažiavimo, tai blogiausia atveju trečią panaudosim. Tai kaip ir ginklų turim, reikia tik tai suvažiuoti. Tada treniruočių sesija, tai važiuosim 1,5 valandos antrą grupę. Bandysim pasidaryti gerą pasistatymą, o jeigu pasidarom gerą pasistatymą, tai kaip ir visa trasa plius minus susijungia. Aišku, ant kalno tenais vėl susiaurėjime bus reikalų. Reikia nepabijoti gazo ir tinkamai pasistabdyti ne per daug. Tai bandysim suvažiuoti, manau, kad bus gerai, turim užtektinai laiko išmokti. Tai yra tarp 30 ir 6 BMW, kažkur tam tarpe, kur viena iš priežasčių, kodėl aš nenoriu tenais finišo, tarkim, iš mano pozicijos. Žmonės lekia žvyro gabalai, akmenų gabalai, linijos užsifiksavimo įrankis. Tai jūs sustabdėt ratus, mes jau čia ir atsidarėm. Tai apie ką aš nekėjau Petrulis, aš nematau reikalo pradžioje inicijuotis dideliu kampu, nes jūs negalit jo išlaikyti, ar kas vyksta su dideliu kampu. Kai šitas pavojingas įrankis, aš jau bandžiau, paskui tenka tarpaišyti. Tai greičiai biškinis gesini. Jo, bet jeigu tu šauniai į Aivaro kampą, nieko asmeniškai. Dienom, bet ne šiandien. Tai tavo trajektorija natūraliai tave sutrauktų į vidų, vienaip ar kitaip. Paskutinė treniruočių sesija, dirbom vėl lydą, vienas pats bandžiau suvažiuoti taisyklingai, tai sakykime, gal kokį porą kartų visai gerai gavos, ne? Čia atidirbinėjom pagrindę pasistatymą, ieškojom balanso tarp priekio ir galo, tai visai neblogai sekėsi. Po to pabandėm porose tokioj trasoj sunku ir nesubandęs, tai sakė, kaip ir neblogai pasistatau, aišku, važiavau pirmą prieš lėtesnį šiek tiek automobilį, po to važiavau, jaučiu vieną greičiausių automobilių, ne, šiandieną. Jo, su turbaku ten nežinau kokia galia. Pro lygos automobilis. Jo, pro lygos. O po to vėl sakom, daromės paskutinį lydą, kad galėtume kvalifikacijai būti netaušę. Tai stojo šalia Senkutė, o Senkutė kaip važiuoja? Gerai šiandien važiuoja. Labai gerai važiuoja ir šiandieną ir apskritai. Ir man atžymėjo galinę bakaviną. Tai sakykime, man moters negalima pykti, šaunuolė užspaudė, tai taip ir toliau. Ja. Baigęs kvalifikacijos, pirmas ranas, šiaip sakė saugiai,
norėjau nesaugiai, bet suvažiavau vis tiek saugiai. Šitą prasme, matomai, gal net tokie biški kojos, tokį virpėjimą, sunkumą pačiam net starte, tai atrodo, neperspaus, klaidos nepadaryti. Tai, nu, matomai įtampa vis tiek. Tai toks gan saugus, gavau 76 balus iš 34 dalyvių, 14 liktais. Nu, tai pusę aplenkiam, o dabar manau, kad bandysim suvažiuoti bent kokius 8-5, nes šiandien kaip ir galėjom tai padaryti. Realiai pagal visas klaidas, kurias dabar padarė pirmam važiavime, tai mes galėjom susirinkti 8-5 tai tikrai. Nes tas klaidas pats net savo akim mačiau, užkilęs ant kalno, klipų nepaimiau, nei vieno, nei kito, bet nebeapsikroviau, matau, kad nei su rankiniu nedasitęsiu, tiesiog baiginėjau trasą į priekį, ką ir reikėjo susikoncentruoti. Tai, ne kažką, bet palikytus visai neblogai. Bet patenkintas, ne? Jo, patenkintas ir patenkintas, ką ne nulis gal, nes pagrindę pradedu nuo nulė ir tada jau visai nebesmagus dalykai. Sėdi mašinai ir galvoji, kom čia baigsis. Tai va, tai sakykim, dabar bandysim tikrai pasigerinti, žinom klaidas, duosim daugiau gazo, daugiau užsimėsim į kalną, mašiną peršvysim daugiau ir turėtume paimti tos 2 nelemtus klipus ir gauti 8-6, ar ne? Jo. Suvažiavom antrą kvalifikacinį važiavimą, apsitarėm daug agresyviau, didesnių greičių, užkilti viršų, šveistis ir nesitaupyti savęs, tai taip ir padariau. Pasistačiau agresyviai, palei blokus tikrai gazas dugnas, užkilau į viršų, peršviečiau mašiną dugne, palei padangas kalne irgi atėjau dugnu ir šiek tiek gal per stipriai, biškai kliudžiau su ruryte atitvarus ir gavosi taip, kad gal mini korekcija buvo, gal ne, bet teisėjams nepatiko ir davė 47 balus. Tai likom su 76, liktais 14, tai top 3 pakliuvom, bandysim dabar bent vieną porą nugalėti. Skęstam pirmą porą, top 3-2, liko gal 4 varžovai ir mano važiavimas ir turim krūvą reikalų. Per tą vėl audrą, lietų ir taip toliau. Vienu žodžiu, buvo dailus išvežimas ant lietaus, tai pačioj pradžiai apsisukau. Pasidaręs mandžį, gavos 0, o antrų paskui važiavau, tai vėl tragedija. Gal reiks žiemą nusipirkti kokį sportbatį. A ne, Mindė, pirksim sportbatį su plikom padangom ant ledą. 3 litrai. Kokį 3 litrų sportbatį nusipirksim žiemą ant ledo, be padangų ir bandysim treniruotis, nes ant lietaus tai čia žiauru. Aš tai nemoku, Mindė dar irgi ne. Ir su top 3 sušokti netikėtai ant pačios šlapiausios dangos ir važiuoti, tai... Susirinkom į Kuršėnus, į street etapą sekmadienis. Tai dabar už pusę valandos važiuosiu pirmą treniruočių sesiją valandą laiko. O dabar Mindaugas treniruojasi. Pagaliau išlindo iš savo remonto. Duos porą komentarų, kaip jiems sekėsi.
kas mindasai buvo. Tik nesakyk, kad stojai nebevei kažkas. Generatorius turbūt. Generatorius. Generatorius. Taigi dar turi 300 Turi, generatorius. dar vienas turimas vežia. Keisim remontą vėl, remontą. A girdėjau, tik kas buvo atsivažiuojant, ar... Užgeso turbūt greičiausiai. Iš Akumo važiavai spėjai, ne? Aha, nežinau, užgeso. Praeitą važiavimą jau bezdėjo mašiną, į tą atkreipiau dėmesį. Tai tikriausiai jau tada iš Akumo važiavai ir jau purštukam sunkiai užteko galios. A girdė, tu turi tą, ne? Uždėt. Palikau šrotę vakar, nes kūriau klientą mašiną. Treniruočių sesija, sekės šudinai, apsisukinėjau, žiauriai apsisukinėjau, nežinau, tai vienaip, tai kitaip, nepagavom normalaus važiavimo, vieną kitą kartą suvažiavom. Bet... Didelė įtaka turi tai, kad automobilis dar pilnai nėra statytas po krešų ir yra tam tikri niuansai, kuriuos dar reikia išspręsti, kurie labai įtakoja automobilio valdomumą, dėl to audriui daug sunkiau iš esmės įvaldyti, nei jis pripratęs. Vieną kitą kartą suvažiavom, bet jau tokį turi čiut saugesnį važiuoti, bet jau gazas dugnas kažkaip nelabai šiandieną po kol kas einasi. Į galą dar turėjom tokį rėmimą įdomų, iki glušų, taip, rėmė jau grinai iki glušų, taip giliai, žinai, iki krešbarą. Čia tokie poriniai buvo, tai šiek tiek biškė apsitalžėm, bet ką, važiuosim toliau. Tai Mindaugas turėjo nuotykių, papasakok, tik nesikeik. Nieka, viskas gerai, galą nunešė kaip audriui, čiut ne tiek pat. Persimetant, neatsitraukė sekantis iš paskos žmogus, kišo stipriai į priekį, o Mindaugas tuo metu nešėsi jau kitą pusę rotavo, ir viskas, ir su visa energija, visos lempos, buferiai, dangčiai, viskas pakilo į orą. Vienodai suvažiavome, padėjom galus vienodai. Vienodai galus padėjom, tai sakykime, komandos nariai, 2 vienodos mašinos, 2 vienodi krešai. Namų darbų uždavė bereikalingų, bet, čia toks sportas. Papasako, kaip sekės kvalifikacija 1 ir 2. Aš manau, kad gerai, kaip su tiek treniruočių, su tiek gedimų, kaip ir viskas susitvarkė, pradėsim treniruotis normaliai su tavim. Kiek pirmam gavai? Ką padarai? O kaip 2 sekės ir kur klaidos? 2 gerai, viskas gerai, pirmai. Gerai, praktikos dar reikia važiuoti. Bet svarbiausiai neapsisukai? Suvaldžiau. Iš trasos neišlėkiai, viskas gerai. Patenkinsiu. Būčiau sakęs, svarbu, ką mašinos nesudaužiai, bet kiti sudaužė, ne? Ne, susivienodinom, būtų dabar karanolas būtų. Vienam kutė, antrą kutė.
Nu ką, baigiam pagaliau varžybas, tai top 16 iškritau. Iš tikrųjų, čeisinau, tai važiavau iš galo ir šiek tiek prisidariau nesąmonių pačioj pradžioj, bet pabaigoje tai viskas gerai, užrėmiau, viskas tvarkingai. Tai sakykime, klaidą padariau priekyje, o po to važiavau pirmas lydą, tai lydą iš tikrųjų idealiai suvažiavau. Ta prasme, gali būti net šiandienos geriausia lydą suvažiavau, labai stipriai, greitai. Šiaip rezultatų patenkintas to, kad pagaliau vis arba top 8, top 16, top 3 jau pakliūname ir einame toliau, tai sakykime, jau tas smagu, kad nevažiuoji namo nepakliuvęs į finalus, tai viskas gerai, top 16 iškritom, pasitreniruosim, šiaip turim daug randų, daug sudaužę, šakė galinė linkus, ratas skersai piešia liniją, turi klebą guolis, vienu žodžiu turim namų darbų, 2 savaitės šiek tiek atkelsim važiuoklę ir bus viskas gerai. Tai va, tvarkomės per 2 savaitės ir grįžtam į kovas.